Venesuelos prezidentas Hugo Chavezas grasina nutraukti diplomatinius santykius su JAV. Nesutarimai prasidėjo dėl JAV prezidento Baracko Obamos siūlomo naujo ambasadoriaus. JAV savo ruožtu ketina imtis analogiškų veiksmų, kaip atsakų į Chavezo atsisakymą priimti Karkase naują JAV ambasadorių, praneša Associated Press. Venesuelos prezidentas pareiškė, kad Larry Palmeris, kuris šiuo metu laukia jo kandidatūros palaiminimo, kritiškai atsiliepė apie Venesuelos valdžią ir apkaltino Chavezo valdžią ryšiais su Kolumbijos maištininkais. Venesuelos prezidentas buvo nusiteikęs ryžtingai, cituojant jo žodžius: "Dabar JAV valdžia grasina mums atsakomosiomis priemonėmis. Kągi, tegul daro tai, ką nori, tačiau šis žmogus neatvažiuos į Venesuelą." Laikraštis Mancini praneša, kad Japonijos reguliatoriai sudarė sąrašą iš 60 pagrindinių finansinių bendrovių, kurios yra per stambios, kad bankrutuotų. Taigi, pirmojoje vietoje yra Deutsche Bank, po jo Goldman Sachs ir JP Morgan Chase. Japonijos finansinių paslaugų agentūros ir Japonijos banko sudarytas sąrašas apima keletą Japonijos bendrovių. Laikraštėje be nuorodų į šaltinius parašyta, kad Nomura Holdings atiteko 19 vieta, Mitsubishi UFJ Financial Group 24, Mizuho Financial Group 36, Daiwa Securities Group 48. Kadangi naujų taisyklių Bazilės 3 formavimas baigėsi, investuotojams įdomu, kokios bendrovės taps sistemiškai svarbiomis finansų institucijomis. Laikraščio duomenimis Japonijos reguliatoriai nusintė sąrašą finansinio stabilumo tarybai, kurį turi sudaryti sąrašą iki kitų metų vidurio. Taryba taip pat nuspręs, kokie papildomi reikalavimai, įskaitant kapitalo didinimą, bus taikomi panašioms institucijoms. SIFI tai bankai, kurie vadinami pernelyg dideliais, kad žlugtų, nes jų bankrotas gali pakenkti finansų sistemai ir sutrikdyti ekonominę veiklą. Tai tiek šiandienai. Bendrovė Real Trade linki jums gražių švenčių.